Sveiki, gerbėmieji. Norintys prisijungti prie Cargo Road platformos. Tai ateinate į Cargo Road platformą, ją galima nueiti per cargoroad.ai surinkus, tada einate į registracijos mygtuką, spaudžiat registruotis. Čia galima pasirinkti kelis variantus. Pirmiausia, pasirenkate, jeigu Lietuvoje, tai Lietuvos vėliavėlę, tada galima, aišku, registruotis kitomis kalbomis, bet dabar lietuvių kalbai, tai renkatės kokį norite variantą registruotis kaip įmonė, kaip privatus asmuo, ar kaip individualios veiklos ar verslo liudijimo turėtojas. Tada pasirinkate, jeigu įmonė, spaudžiate įmonę kažkurios tai tipas, verslo forma UAB, MB ar BMB. Jeigu individuali veikla, tai individuali veikla arba verslo liudijimą renkatės, tada rašote, užpildote kitus duomenis. Tai prašosi vardas, pavardė, jeigu įmonės kodas, įmonės banko sąskaita, tada telefoną užrašote. Jeigu norite gauti patvirtinimą registracijos SMS-o, spaudžiate SMS-o, jeigu elektroniniu paštu, tada įvedate elektroninį paštą. Slaptažodis ir pakartojimas slaptažodžio, ne mažiau 8 simbolių, tada reikia spausti checkboxą susipažinimo taisyklės. Susipažinkite su taisyklėmis, neilgos, galite perskaityti. Tada, kai nuspausite checkboxą, galite registruotis, tada aktyvuosis registracijos mygtukas. Jei kažkas tai neaišku yra, spaudžiate kampe į asistentas, yra jį nuspaudus. Sveiki, esu Cargo Road asistentas. Ar jau prisiregistravęs platformoje? Dabar jeigu norit kažką sužinoti papildomai, spaudžiate mikrofoną, kur čia yra. Paprašo prisijungti, leiskite. Kaip naudotis ambasadoriaus funkciją? Atspaudžiate atgal. Sveiki, ambasadorius – tai galimybė uždirbti dalinant platformą kitiems. Jūs gaunate 10% nuo platformos komisinio, kai jūsų pritrauktas klientas atlieka sandorį, ir 5%, kai jo pritrauktas klientas sandoriauja. Ar papasakoti plačiau? Tada kitose pamokose papasakosiu kaip plačiau, kaip naudotis ir prisijungus ir ką ten toliau daryti. Dėkuoju už dėmesį.